This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM. Labą vakarą, 100% sportas. Labą dieną, labą vakarą, kur 100% sportas? Sakyt, prašau, jūs turite garsiakalbį mikrofoną? Garsiakalbį mikrofonui? Taip. Ne, ar jūs galite garsiai pašaukti Tomuką, mano sūnų, jis kažkur čia pasiklydo dabar? Žinokit, neturim. O gal jūs galite išbėgti, žmona grįžo apsiverkus, visai nesupranta, sako, prie kasų vaiką pamečiau. Bartkaitis. Tomas Bartkaitis, jeigu galite išbėgit, prašau, prie kasų, parėkit, Tomai, gal vaikas apsiverkęs pribėgs prie jūsų. Tai kad žinokit, nėra. Ta prasme nėra, jūs per kamerą matot gal? Ne, jūs paskambinate parduotuvę, žinokit. Tai... Jūs gal galite mus peradresuoti informaciją? Informaciją? Biški tuoj, palaukit, aš einu pasakysiu. Kur mūsų Bartkaitis? Tomas, koks? Tomas. Tomas Bartkaitis, Tomas. Gerai, tuoj, palaukit. Vaikas pasiklydo, mes pirkom ten. Ne. Laikykite informacijos, pasakyk, kad vertėtų pasakytų, kad pasiklydo vaikas Tomas, kad Bartkaitis. Aš kol ką susitvarkyti, turiu informacijos pasakyti. A čia yra? Sekas naudoti? Nu, tuoj, pasakyk, kad Tomas. Paim telefoną kartu šitą vyrą. Kas? Tomas, kad pasiklydo vaikas Tomas Bartkaitis. Arba šitą. Alio, kur Tomukas mūsų? Kad per garsiakalbį pasakyta, ne? Jo, ten pasakykit, kad prieitų prie mūsų. Tomukas, 18 metų, 1,84 m ūgis. Turėtų būti apsiverkęs visas. Nežinau, mums skambino prašyti pasakyti man prieš šitą garsiakalbį, kad pasiklydo vaikas Tomas Bartkaitis. Bartkaitis, nėra garsiakalbį. Nėra garsiakalbį? Iš viso nėra, nu taip. Alio, ar mane kas girdi? Alio. Bartkaitis! Alio, ar girdit mane kas nors? Per garsiakalbį administracijų. Alio, ar girdit jūs mane? Alio. Labą dieną. Dar žinokit, jau viskas, nebegali nieko padaryti. Žiūrėkit, ašgi supratau, ten kažkoks apsauginis ar kažkas tai tokio, ne? Ne, ten neapsauginis pardavėjas. Duokit pardavėjų telefono ragelį. Taip, klausau. Alio, labą dieną. Labą dieną. Būkit malonus, nueikite iki parduotuvės alkoholio skyriaus. Tomas Bartkaitis, ten turėtų būti pasiklydęs. Tenais? Nu, aš paskutinį kartą į tenai. Žmona grįžo apsiverkus, sako, nebėra Tomukų, Tomas kažkur pabėgo. Tomas Bartkaitis, jo vardas pavardė yra, jam kažkur tai maždaug apytiksliai 18 metų yra. 1,74 m ūgis, turėtų būti apsiverkęs. 18 metų vaikas. Apsiverkęs. Taip. Ar jūs galite man padėti? Jisai šiek tiek, kaip čia pasakius, atsilikęs vaikas yra. Aišku, Zip FM, ne? Šaunuoliai. Labas. Sveiki. Malonu, kad stengiatės labai, ačiū jums. Jo, kaip čia taip supratot, kad Zip FM? Man pranešė. Pranešė, tai kažkas klauso greičiausiai. Nu va, kai viskas gražu ir gerai. Tai smagu klausyk, mes norėjom šiek tiek paišdykauti su jumis ir linkėjimai iš Vilniaus, chebra. Jau. Visam prekybos centrui. Susiskambinsim dar kada, gerai? Jo, mes dar paskambinsim. Iki. Viso. Iki. Ai, žinai, taip ir galėjo būti, nes... Kaip ir žadėta, sekundė, Jonai. Gerbiamas Ernestai, linkėjimai jų, mes jų mojuojam. Jo, pamojuokit mum. Visi, kurie klausot, mojuokit dabar mūsų gerbiamų Ernestui. Taip. Mojuoja. Bet taip, žinai, kad labai geras buvo dalykas. Aš taip laikausi, negaliu nieko pasakyti. Jonas nuleido mikrofonus, aš pažvengiau. Įjungęs gal mikrofonus. Taip. Jau ruošia, klausyk. 18 metų. Vaikas. Oi, šaunuoliai. This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM.